Labas rytas visiems. Šį rytą mes atvykome į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę ir parodysime jums, kaip atvykti, ką daryti ir kur eiti, atvažiavus gimdyti. Tai visų pirma norime paminėti, jeigu atvyksite naktį, šios durys bus užrakintos ir jums reikės skambinti skambučiu. Keliam toliau. Atvykus dieną nuo 8 iki 4 valandos jums reikia kreiptis į registratūrą. Čia užpildysite dokumentus ir jis nukreips tiesiai į apžiūrų kabinetą. O jeigu atvyksite po 4 valandos, į registratūrą neisit tiesiai į šį kabinetą. Viktorija, kas vyksta, kai moteris atvyksta gimdyti? Jeigu atlikus apžiūrą gydytojas akušeris ginekologas nusprendžia, kad gimdymas jau prasidėjo, moteris pakliūna štai čia, į gimdyklą, kur aš visi pakviesiu neužilgo. Taigi, esame gimdykloje ir galite apsidairyti, kaip čia iš tikrųjų yra modernu ir gražu. Viktorija, papasakok prašau, tai kaipgi čia vyksta tas visas procesas? Jau nusprendus, kad greitai švęsime gimtadienį, jau tapote gimdyvę iš nėščiosios, patenkate į gimdymo kambarį, kur tikrai skatiname moteris kuo daugiau judėti, tai greičiau ir laikas praeina, aišku, išskyrus tam tikras situacijas. Jeigu gimdymas yra nuskausmintas epidurinė neutra, tada nerekomenduojama aktyviai judėti. Turime įvairių dydžių, įvairių formų kamuolių. Taip pat turime galimybę sąrėmius prakentėti, taip ir vonioje, vandenyje. Na, o gimdymas vyksta gimdymo lovoje, kuri reguliuojasi pagal moterį. Nuolatos vaiko širdelę ir gimdos susitraukimus mes matuojame tam tikrų aparatų, kad galėtumėm įvertinti tiek vaikučio būklę, tiek gimdymo veiklos stiprumą ir efektyvumą. Jis visą laiką būna prijungtas, ar ne, prie pilvo? Taip, stengiamės, kad visada. Na, nebent moteris nori nueiti ar į tualetą apsiprausti, ar kitiems dalykams nueiti. Ir džiaugiamės, kad kiekvienoje gimdykloje turime savą atskirą Galime parodyti. Štai atskiros durys ir šiaip labai didelis privalumas, labai švaru, tvarkinga, tualetas ir kriauklė. Tikrai ne kiekviena gimdymo palata, kitose gimdymo namuose tą turi. Labai svarbus klausimas kiekvienai gimdančiai. Tai kiekgi laiko aš gimdysiu? Labai individualu ir labai svarbu, kokiame etape pakliūname į gimdyklą. Jūsų gimdymo veiklos ir eigos pasiekimai yra žymimi į tam tikrą pažymių knygelę, kuri vadinasi partograma, kuomet gydytojas kas tam tikrą laiką, dažniausiai kas porą valandų, ateina ir įvertina gimdos kaklelio verimąsi, sąrėmių intensyvumą, vaikelio būklę. Na ir atėjus tam tikram laikui, mes jau pasiruošiam tam rimtam momentui gimdymui. Ar tiesa, kad pirmą kartą gimdančios gimdo ilgiau? Tikrai tiesa. Tai vaiko širdelės susitraukimų dažnį ir sąrėmių intensyvumą mes taip pat galime stebėti ir davikliais, kurie yra pritvirtinami prie moters pilvelio ir ji gali jais judėti. Matote, nėra jokių klaidų. Labai patogu. Tas iš tiesų yra labai patogu. Dar vienas labai svarbus klausimas, kuris kyla mūsų būsimoms mamoms, tai vyro vaidmuo gimdyme. Kaip vyksta, kada gali būti vyras, kur gali būti vyras ir kai jau gimdo moteris, kur jis būna? Gale kojų, virš galvos, kaip vyksta viskas? Labai geras klausimas, aišku, čia priklauso nuo vyro norų. Taip, vieni praleidžia sėdėdami fotelyje, taip, kiti būna aktyviai dalyvauja. Šiaip dažniausiai gimdymo metu, kad nesimaišytų, nes čia mums reikia ir to aparato, ir vaistukai tam tikri kartais laša, tai norime, kad būtų galvūgaliai ir čia, kaip sakyti, tas jau laiko ranka ir iš tiesų artimo žmogaus buvimas gimdyme, jau tai yra moksliškai įrodyta, kad mažina ir skausmus ir tą įtampą nervinę. O tiesa, kad gali vyras daryti įvairius masažus, sumažinti skausmus, nežinau, galvos masažą, nugaros masažą, strėnų masažą? Žinoma, kad gali. Ir dėl to labai skatinu pasidomėti, kaip tai atlikti. Kitas labai svarbus klausimas yra apie personalą gimdant. Gimdau, kiek mane žmonių prižiūri? Na, paties gimdymo metu dažniausiai būna gimdymą prižiūrintis gydytojas akušeris ginekologas.
akušerė, kuri tikrai daugiausiai darbo turbūt skiria šitame stebukle, ir slaugytojo padėjėja, kuri taip pat labai reikalinga personalo dalis. Tai 3 žmonės būna tikrai visada. Taip, dar nepamirškime paminėti, kad jeigu gimdymas yra nuskausminamas, taip, tai gali dalyvauti ir gydytojas anesteziologas. O jeigu yra tokia būklė, kuomet mums reikėtų vaikeliui pagalbos, arba yra tam tikros būklės, kuomet gimdyme privalo dalyvauti naujagimių gydytojas, tai mes dar pasikviečiam ir gydytoją neonatologą. Bet čia nestandartiniai jau. Čia nestandartiniai, bet tiesiog įspėju, kad yra ir tokių variantų, kad neišsigąstumėt, jeigu to personalo ateitų daugiau į pagalbą. O jau kai vaikelis gimsta, vis gimė, kas vyksta tada? Ar uždedate kūdikį ant krūtinės, ar iš karto prausėte, kaip vyksta visas procesas? Čia mūsų ir visų yra tikslas. Gimus vaikeliui, jeigu jo būklė gera, dėti tiesiai mamai ant krūtinės, dar šlapiu pilvuku, siekiant nusausinti nugarytę ir užkloti šiltų apklotelių. Tai yra pirmosios magiškos, galima pavadinti, akimirkos. Tikrai. Kiekvieną kartą atvykstant gimdyti, kyla klausimai, ar man reikia turėti savo naktinius gimdymo, ar ligoninė duoda ir kadagi jais reikia persirengti. Taigi, mados gimdymo metu atvykus į priėmimo skyrių, ir jeigu mes nusprendžiam, kad jūs jau esate gimdyvę, tenai ir persirinksit. Yra persirengimo kambarys, rekomenduojame turėti savo lengvus, medvilninius rūbelius, dabar tikrai yra ir specialūs naktiniai, kuomet jie prasisega, jeigu moteris nori žindyti, tikrai nereikia labai puoštis arba naudoti kažkokių nepatogių. Nerinių, pavyzdžiui. Bet jeigu netyčia taip atsitiktų, kad tiesiai atvykstate į gimdymą, nepasiruošusi iš krikštynų ar vestuvių, mes tikrai duosime naktinius marškinius, bet tikrai geriau turėkite savo, tai bus didesnis komfortas. Jaukiau. Tikrai jaukiau. Bet jeigu ką, tai ligoninė irgi. Žinom. Super. Žinom. Tas labai svarbus klausimas mamoms apie daiktus, kadangi turime labai daug dažniausiai daiktų važiuojant gimdyti ir į pogimdyvinę palatą, ir į gimdyklą. Kuriuos visus neštis, kuriuos dėti ir kaip vyksta procesas su daiktais. Supratau, geras klausimas. Tai ir labai rekomenduoju turėti atskirus, krepšius paruoštus. Viename yra gimdyvės daiktai, kitame viskas, kas susiję su naujagimiu. Atvykus į gimdyklą yra vietos, kur galima pasidėti, bet tikrai kur kas lengviau. Parodyti, štai tokias dėžės. Taip, ir tikrai kur kas lengviau, jeigu tie daiktai sudėti atskiruose krepšiuose, nereikia labai daug užgaišti laiko ieškant tam tikrų dalykų. Todėl, kad pasiruošus gimdymui, čia ant šito staliuko jie būna įvairūs, mes jau būnam pasidėję. Kas mums svarbiausia, tai turėti vaikučiui kojinytės dažniausiai, natūralaus pluošto ir kepurėlę. Gimdykloje daugiau vaikučių rūbų turėti ir nereikia. O taip, jeigu reikia pasidėti viršutinius rūbus ar batus, mes duodame tokį raktelį nuo spintelės, taip ir galite pasidėti rūbinėje visus laukinius rūbus. Taip. Labai gerai. Leiskite pakviesti. Taigi, po gimdymo moteris su šeima atsiduria pogimdyvinėje palatoje, kur kiekvienoje yra patogios lovos, lovelės naujagimiui. Įspėju, kad ligoninės taisyklės draudžia vaikutį po koridorius nešioti rankose, tam jisai turi labai tokį modernų automobilį. Taip. Ir turime vystymo stalą. Ir kaip dar minėjau, kad kiekvienoje palatoje yra nuosavas sanmazgas, kas yra, iš tiesų labai svarbu moteriai po gimdymo. Šeimyniniai palatoje turime viską, ko reikia. Galite pasigaminti kavos ar arbatos. Taip pat turime ir nedidelį šaldytuvą. Šiek tiek vienoje palatoje turime. Po gimdymo labai svarbus periodas yra žindymas. Todėl siekiame, kad mūsų moterim būtų kuo patogiau. Kuri iš tikrųjų dar gražesnė. Kaip ir minėjau, palatų komplektacijos gali skirtis. Štai čia turime foteliukus vietoj žindymo vieno fotelio. Kiekvienose palatose yra kur pasidėti daiktus. Ir labai džiaugiamės, kad turime tokį gražų vaizdą pro langus.